Svajokite atsakingai. This is bikepacking. Sveiki, dabar norėjom dar pristatyti savo įrangą, dviračius, kelionės galas, tai viskas atlaikė ir viskas puikiai praėjo. Aš važiavau su Delaheld Iron dviračiu, plieninis rėmas, turi daug tvirtinimo taškų, apačioje, ant top tubo, bagažiniai patogu viskas, tada ratai, DT Sviso, 350 stabulės, EX 511 ratlankiai, tai šiai kelioniai kaip tik, nes tuos ratus kaip reikalas trankėm, ratai atrodo vis dar tiesus, puikiai sukasi, padangos Victoria Mescal, antras sezonas, dar laiko irgi šioj kelioniai puikiai pasitarnavo. Taip, drivetrainas. Drivetrainas yra Deore, čia pagrindiniai dalis, SLX kasetė, 11 PM1 ar 10 PM1 Deorės permetės, čia ne Deorės krenkas, bet kažkoks viskas XT shifteris, tai prieki žvaigždė 30. Mes prieš tai buvom kelionėj Ispanijoje ir ten irgi dėjom 30 žvaigždę, tai vis tiek nemažai kalnų Ispanijoje mums neužteko to žvaigždės. Italijoje iš viso labai daug kalnų stūmėm, ten vos nemąstėm, kad ir ten 28 žvaigždę dėt, bet čia kalnai jau tokie yra status, tokie jau sunkus, kad nežinau, ten be įstumimo važiuojant su tašėm ir pavargus jau sunkiai kažką daryti, bet sakykime, nežinau, visai geras variantas, jeigu pasirinktume, nežinau, netokius agresyvius trailus, tai manau daug kur pavyktų įminti. Taip, tašiukai, ką mes tašiukus turim, tai abu su Luku gali dėjom dėjom penierius, abu naudojom kroso penierius. Galima, aišku, buvo dėti kokį sausmaišį ant bagažinės, bet aš imu penierius dėl praktiškumo. Man jie taip pradeda sąlyginai daugiau tūrio ir man labiau patinka vertikaliai išimti daiktus, negu iš sausmaišio traukti arba kaip čia. Tai čia yra daug tokio kuitimosi toj kelioniai, tai visai patogu yra greitai simtos daiktus ir pati kroso tašė tikriausiai iki čia patogiai užsidaro, bet jie galima, nežinau, kartais išsipučia dar iki tiek, kai ten maisto prikraunam, visko prikraunam iki viršaus. Taip pat naudoju kroso bagažiuką, geras bagažiukas, nežinau, jau pas mane 3 sezonas, aliuminis, viskas laiko, kroso tašės labai patogiai prisipildo. Čia yra kroso tašės, gali atrodyti gan didelis, bet jos yra 15 litrų, jos tiesiog tiek visko dabar prikrautos ir išsipūtusios. Rekomenduoju, nežinau, jau turiu 7 metus, viskas labai puikiai laiko, patogiai užsisega, atšvaitų yra, galima dar kažką drabužį džiaunant, dar kažką prispausti, aš tik tam šitas vietas ir panaudoju. Tada centro krepšys Relevate Design, toks jau biški padėvėtas, panešiotas, matęs kelionių, gerai man tiko į rėmą, nes telpa ir dar gertuvė labai patogiai, tai čia visokiausius įrankius susikroviau, bandeles, šokoladus, ką greičiau pasiekti, bevažiuojant reikia, pirštinaitės, šalikėlius. Top tubo krepšys iš AliExpress, nesimenu kaip čia, Westbike vadinasi. Naudojau aš visą laiką jį čia GoPro įstatyti, kad man greit išimt, su magnetu. Iš AliExpress tašiukas, kas gal smagu, kad nėra jokių tvirtinimo dirželių, galima per ant oktubo užklijuoti ir visai gerai laikosi. Tada pouch bagai Beer Hall iš AliExpress, jau galima sakyti atnešioti savo laiką, jau kelis metus naudoju, bet jau jie tokie nuvargę atrodo. Čia dar kažkokių miltelių neaiškių, nežinau kas čia buvo. Tai va, čia gėrimas vežamas, čia dar kažkas šokoladai, dar kažkas papildoma. Tada priekinis krepšys yra pats paprasčiausias Miltech sausmaišis iš AliExpress, iš AIC, diržai iš Army Shopo
Ir tada, kad atitraukti tašę nuo laidų, aš įstatęs pašikniuką iš Decatlono. Geras daiktas, tai kartu kažkokį daiktas turi antrą panaudojimą ir kitur dar savo funkciją atlieka. Milteko sausmaišis 15 litrų. Labai geras, kelintus metus tarnauja, stora guma, neprasitrina, rekomenduočiau. Su vandenuku, tai aš vežiausi, nežinau, čia 700 ml gertuvė, čia irgi, man atrodo, 750 ml gertuvė ir ant vakaro dar užsipildavau litro butelį vandens virimui. Bet Italijoje labai daug kraniukų, ne kraniukų, kaip vandens kraniukų miestuose, kur galima vandens supilti, šaltiniuose užsipilti. Buvo porą vietų, gal kalnuose, kur mums to vandens jau pritrūko, bet vis tiek būdavo ar kažkoks trobelė, ar dar kažką, ir pačiu blogiausiu atveju galėdavom, nežinau, kažkokio vandens įsipirti iš kažkokio šalutinio šaltinio ir jį pasivirti kaip arbatą. Ant saugumo vežėmės spyną. Čia spyna yra Abus Bordo Granit Plus 6500. Naktimis nerakindavom, bet darėm 4 žygius pešiom ir mes tuos dviračius vis palikdavom ar prie trobelių, prie tų refugio. Ir dviračius tarpusavį surakindavom, nes palikdavom su visais daiktais, kad, nežinau, nieks nenuvažiuotų. Taip pat aš apsaugai turėjau pasiėmęs šuniukų, bet šuniukai ne visą laiką su mumis būdavo. Turėjau dar pasiėmęs apsaugai garsinę spyną iš AliExpress, garsinę signalizacinę spyną. Tai signalizaciją įsidėdavau į tašę, įjungdavau į signalizaciją ir jeigu kažkas sujudintų dviratį, įsijungia kaukimo garsas. Pirma būna įspėjimas, o po to pradeda kaukti ir nenustoja tol, kol nėra išjungiama signalizacija. Navigavimui naudojam abudu Garmin 530 navigaciją. Sekti maršrutą viskas tvarkoj yra, bet jeigu kažką mes maršrutą ar keičiam, ar kažką koreguojam, tai žiūrėdavom per appsą Organic Maps, offline žemėlapiai, susikelia visus trekus, GPX-us, KML-us ir tai ar parduotuvės, ar šaltinėlius, ar dar kažką. Sėdinytė Brooks, mano jau antra B17, prieš tai atlaikė Brooksas 9 metus, 6 metais pasiėmiau. Kol kas labai gerai laiko, labai patogu, minu be pamperso, be paminkštinimo, jokių skausmų ant dubens kaulų. Nežinau, vieniem patinka, kitiem ne, pats rekomenduočiau, turi staut labai gražiai. Aišku, čia dar tas išvaizdos klausimas yra svorio klausimas, bet čia jau kiti dalykai. Tada kažkokie pas mane gedimai, tai jokių didelių gedimų nebuvo. Buvo vieną kartą, kad permetės, grandinė užkrito už kasetės ir permetės biškį išsilenkė, tai aš nežinau, gal pas mane biškį taip paparas kartais neaiškiai mėtydavo, bet čia vieną kartą tai atsitiko. Padangų iš viso nekarto nepučiau visoj kelioniai, kaip atvažiavau, niekad nepradūrėm, nieko nereikėjo tvarkyti, tai visą laiką to pačiu slėgiu pavažiavau. Pas mane kas buvo, kad šakė drebėdavo stabdant, tai gal kažkiek ir nemalonu, nežinau, ar ten vairo kolonėlę veržiau, stabdžius tiesinau, nežinau, kame problema buvo, bet biškį stabdant būna daug leistis reikėjo, purtdavosi, tai jau namo grįžus reikės išsiaiškinti. Dėl viso saugumo ir dėl šakės purtimosi, tai aš pasiėmiau 2 poras papildomų kladėlių. Šiaip nieko nekeičiau, su tom pačiom kladėlėm pravažiavom, bet labai dažnai kas būdavo labai stačios nuokalnės, labai stipriai užkaisdavo stabdžiai. Tai yra visą laiką variantas, kad tiesiog kaladėlės greit susidroš ir jų neliks. Visai saugiai jaučiausi, kad pasiėmiau 2 poras kaladėlių. Neturiu po ranka parodyti, įkelsiu nuotrauką kažkur čia. Abudu su Luku buvom pasiėmę po kėdutę vakarui ar dienai, tiesiog kėdutę prisėsti. Kadangi Italijoje nedaug ant pavėsinių yra, tokių atsitiktinėse vietose su suoliukais, tai mes vakarais, rytais, kartais per pietus naudodavom kėdutės, jos sveria kažkur po 650 gramų. Tai kėdutės labai pasiteisino, nežinau kiek panaudojom, ten gal tik kelis kart nepanaudojom, kaip prie kažkokių porą kart gal kempingą, kai nakvojom, ar dar prie kažkokių suoliukų. Bet kėdutės yra labai geras dalykas, mesiu nuotrauką čia mūsų kėdučių. Miego sistema tai nieko nesikeitė, Nature Hike Cloud Up 2 parapinė, Aegis Max miegmaišiai pas mus irgi ir
termoresto kilimėliai. Tai viskas tas pats. Dar gan geras dalykas yra nusipirkti tokią kuprinę, tokią labai palaidą, kuri, dabar aš jos negaliu suglamžyti, bet jis suglamžo į kumščio dydį ir jeigu reikia staigiai dar pasikrauti daiktų ar eiti į palapinę, į parduotuvę ir kažkokių daiktų prisiimti, ar panešti reikia, ar dar kažką, tai labai gerai tokia atsinaujinama kuprinė. Iš AliExpress yra gėrimus du įstatyti, daug skyrių, daug daiktų galima prisikrauti, tai labai patogu einant į parduotuvės ar prieš nakvynę, kai reikia dar kažką pagabenti. Taip pat, sakyčiau, buvo svarbus aspektas mūsų batai. Pas mus yra gan su luku panašus batai AM9 Shimano. Turbūt, nežinau, gal 40% laiko stūmėm, nemažai haikinam, tai su šitais batais visai patogu haikint. Gan tvirti batai, patogus, nepritrina, irgi kažkokia dar apsauga biški nuo lietaus yra, nežinau, labai geri batai. Aš jau juos turiu kelintus metus. Irgi žygių nuėjus, tai šįkart, nežinau, buvo žygis ir 10 km, ir 8 km, 6 km, ir dar 4 km, nieko nepritrynė, abiem atlaikė. Aišku, ant uolų jau negalėjai, nes klipsai yra ir pavojinga, galima paslysti, bet bendrai jokių nusiskundimų, labai rekomenduočiau kelionėm šitos batus. Tai tiek, man atrodo, viską apipasakojau. Jeigu dar kažkokios detalės įdomu būtų, klauskit, o jeigu dar kažką pamiršau, manau, dar papildysiu. Mūsų virtuvytės apžvalga. Turėjom titaninius puodus, čia, nežinau, litras yra berods, ir jetboilą litro. Tai jetboilę visą laiką arbatą virdavom, o puoduose visą laiką maistą virdavom. Tada buvom nusipirkę du tokius vidutinius balionėlius, 400 gramų. Vieną sunaudojom po gal 12 dienų, tai bet šiaip, sakyčiau, pilnai verdant pusryčius ir vakarienę 10 dienų turėtų užtekti. Kitą dabar damušėm ir dar trečią nusipirkom tiesiog, kad jau nežais su vienu. Va, dar visą laiką naudota vėjo užuovėje puodam, labai gerai padeda pakaitinti labiau puodą ir dujų efektyvumą padidinti. Jetboilas irgi turi savo gamybos vėjo užuovėje. Gerai pasigamino, jetboilas greit arbatą užvirė, viskas veikia, nieks negedo. Visom sąlygom virėm ir ant vėjo, ir ant šalčio. Maistas puikiai pasigamindavo, tai aišku, tik su titaniniais puodais laiką vandens reikia negailėti, nes su jais labai lengvai svyla maistas. Porą kartų gal yra pasvilęs, tai su jais ir kepti negalima maisto, nebent labai gal ant mažos ugnies ir su daug aliejaus. Bet šiaip tai 2 žmonėm labai gera sistema, greitai maistas pasidaro, viskas labai patogu. Vo. Oi, sveiki. Mano irgi dviratis, įranga, su kuria važiavau. Dviratis tas pats, kaip prieš porą metų Ispanijoje. Pilnai plienas, promolio. Šįkart truputį tik tai kitaip yra su tašėm. Tai važiavau su irgi galiniais krepšiais. Nežinau, čia 14 kažkas litrų. Vienas krepšys, tai du krepšiai kroso, irgi turiu jau labai daug metų, nežinau, 10 gal metų turbūt turiu. Su vienu iš jūsų kasdieną važinėju į darbą, kumutinu, tikrai už savo kainą atlaiko super. Jokių priekaištų neturiu. Pilnai waterproofiniai, užsisuka. Pakeitimas, kad užsidėjau bagažinę, nes reikėjo kažkaip krepšys uždėti. Ant bagažinės labai fainai, kad gali dar kažko uždėti, tai mano atveju yra ir kilimėlis atsisėsti, tada yra kėdutė, apie kurią Robertas šnekėjo, čia išsilanksto. Palapinės skersiniai, man čia jie taip pat visai taip tinka. Vaistinėlę turiu. Vaistinėlės esmė yra, kad tu ją galėtum pasiekti greitai, tai aš jos dėl to ir nesugrūdau kažkur. Dėklas yra waterproofinis, tai kaip ir tikrai lijo, buvo visą dieną ir viskas sausa viduj. Rėmo krepšys Ortliebo, šį kartą tą 6 litrų versiją, prieš tai turėjau 4, kad dar tilptų gertuvę, bet pagalvojau, kad geriau čia daugiau vietos turėsiu. Priekį irgi Ortliebo maži krepšiukai po 5 litrus, labai patinka,
praeitą kartą irgi važiavau su jais, tai galvau, nėra ką čia keisti, jeigu veikia, tai veikia. Plius dar duoda tą svorio pasiskirstimą, ne tik galia viską sudedi. Tada dar čia priekį turiu tokią, nežinau, generinę, neperšlampamą tašikę. Čia nežinau, kokie bus 3 litrai ar panašiai, tai irgi labai patogu. Greitai galima viską įsidėti, pagrindiniam laiku gal kokį maistą, lengviau pasiekiamą. Dabar turiu vieną gertuvę 750 ml, kitą gertuvę laikydavau apačioj. Čia buvo toks 1,5 litro vandens butelis, tiesiog generinis iš plastiko. Sumoj turėdavau virš 2 litrų 200 ml. Dienai tikrai tiek nereikia, ypač Italijoje, kur pilna kraniukų prisipilti, bet vakarui, kai verdam arbatą, gaminam maistą, tai mūsų ten poreikiai būdavo vakarienė ir pusryčiam bent kokie 2,5 litro, tai labai susinaudodavo iki galo beveik tas vanduo, nes tikrai gerdavom arbatas, valgydavom patiekalus. Man tiek vandens užteko, šitie feeding bagai yra iš Decatlono, irgi rekomenduoju, dėjau prieš kelionę, bet labai patenkintas, nes ten 1,2 litro butelį tiesiog įsistatyti laisvai telpa, plus dar čia pilna kišenėlė, visko gali prisidėti, įsikabinti, ką nori. Tikrai super daiktas. Nėra pats pigiausias, ne iš AliExpress, bet už patogumą galima primesti tuos eurus. Taip, tai grįžtant prie rėmo, tai yra pilnai chromo molibdeno tiek rėmas, tiek šakė. Tai yra gamintojas Kona, modelis Unit X. M dydis, turime 12 pavarų sistemą. Labai basic, visi su tokia važinėja dabar kitokių net neina. Shimano žvaigždė kaip ir pas Robertą 30 priekyje, būtų lengviau. Jeigu dar kartą reikėtų dėti žvaigždę, galbūt jau dėčiau 28, nes nėra per lengva. Reikia tų lengvesnių pavarų. Ratai tie patys, kaip ir prieš porą metų važiavau, bet tas viso lankai, haupo stebulės. Viskas super veikia, niekas, nežinau, jau važinėjau, dabar 3 sezonas, nebuvo atsitikę, kad reikėtų labai čia kažką tvarkyti, servisuoti, labai patenkintas, ypatingai kelionėse. Prieš kelionės užsidėjau naują gumą, tai pasirinkau Continental Dubnital, buvęs Race King modelis, 2.4 plotis, trail casing versija. Pagalvojau, kiek aš čia labai lenktyniauju, tai nieko, geriau jau turėsiu patikimesnės šoninės sienelės nuo pradūrimų, įplėšimų, nes čia akmenys iš tikrųjų yra jų daug trailuose, jie pakankamai aštrus yra, nes nuo dolomitai jie skyla pakankamai aštriai. Tai nežinau, čia dėl to ar ne dėl to, bet jokių problemų nebuvo su padangom. Vieną kartą dapučiau oro, nes jaučiau, kad jau per daug čia pasileido, bet šiaip tai tikrai labai tvarkoj. Mes abu važiavom su tublės sistema, tai kad ir buvo kažkoks minimalus prakirtimas, mes jo net nežinom, jis buvo užklijuotas. Kas dar kita yra, užsidėjau Brooks balnelį. Nežinau, čia jau kokie dabar gal 4 mėnesiai, kai su juo važiuoju. Kol kas labiau patinka negu nepatinka. Praeitą kelionę turėjai rūpintis, kad išeitų kuo mažiau skausmo turėt važiuojant, bet jo šiek tiek kažkiek būdavo. Su šitu balneliu negalvojau apie dubens kaulus ir minkštuosius audinius, bet aišku yra to žaidimo, kad kiek buvo labai šlapia diena, tai tikriausiai nuo to šlapios dienos vis tiek gavo ten tos drėgmės ir pasėdo giliau, tai reikėjo ją paveržti, įtempti, nes jau buvo pradėję darytis nepatogu, tirpti, tai to pažaidimo yra, bet kol kas labiau apsimoka negu neapsimoka. Vairas yra Force gamintojo, kažkoks tiesiog paprastas aliuminis. Kodėl būtent jis? Nes yra 15 laipsnių tas vadinamas atstumimas atgal, tai labai komfortiška bent jau mano ir Roberto riešams. Gripsai yra tie patys Ergon GA3, jau matė tikrai gyvenimo, jau vietomis net nebesimato išpjovimų, bet dar veikia, jau nežinau, 3 metai. Turiu Esculap's šitus ragiukus, super daiktas, papildoma pozicija ant flat baro yra visada laukiama, ypatingai
ilgesniuose važiavimuose. Dar šią kelionę pabandžiau užsivynioti ant likusios vairo vietos minkštą juostą, kad galėčiau paimti siauriau. Tai, nežinau, ant ilgesnių, tokių tiesesnių važiavimų visai fainai. Gal ir paliksiu, manau, visai patogu. Ypatingai, kai nereikia vairuoti. Tai va, žibintai Magic Shine, tiek priekiai, tiek gale. Šioj kelionėje netaip dažnai teko naudoti, nes pradėdavom šviesoj ir viskas gerai baigdama šviesoj, bet turėti reikia. Navigacija taip pati kaip pas Robertą, Garmin 530, atlieka savo darbą. Dėl stabdžių buvo tas atvejis, kad užkaisdavo, diskai net užuosdavai važiuodamas, pasižiūri, kad tokie jie, nežinau, pajodavę, violetinės spalvos, užtenkinti, kai sako liaudis. Užsidėjau vėsinančias kaladėlės su radiatorium, bet nelabai pastebėjau kažkaip skirtumą tarp Roberto, kuris neturėjo ten tų su radiatoriais kaladėlių, tai nežinau, kiek čia jos padeda. Ką supratau, kad tokiose kelionėse, kur dideli yra pakilimai ir labai dideli nusileidimai, stabdžius tai reikėtų atkreipti dėmesį, netaupyti nei ant kaladėlių, nei ant diskų, nes čia yra labai svarbus dalykas, kas iš tikrųjų skiria tave, ar tu sustosi aštriam posūkiui ar ne. Tai va, turbūt ir tiek. Tarata. Poink.